Šiandien bandau toliau dirbti prie naujos dainos. Iš pradžių taip nesuper motyvuotai jaučiausi, bet tada pradėjau klausyti praeito kažkurio karto tiesiog tokios kaip repeticijos įrašų. Tada pradėjau biškį dar rašyti žodžių, parašiau dar kaip per antrą pasmelį, turėjau tik tai vieną. Dar redaguosiu, aišku, viską, bet kaip ir vis tiek. Faina tas, kad, tarkim, su žodžiais man būna tas, kad žinau, kad man jos sunkiai sekasi rašyti ir tada ilgai atidėlioju. Bet iš tikrųjų, jeigu prisėdi ir pradedi daryti, tai gal ir nepadarai iš karto kažko labai amazing, bet kažkur vis tiek pasistumėjai. Tas gal visai faina. Tai reikėtų, manau, akcentuoti ir pačiam savo ir šiaip nepamiršti, kad tos pastangos kažkaip vis tiek atsiperka. Tai va, truputį taip pagalvojau, pasistumėjau ir pabandysiu turbūt dabar taip praktiškai parepetuoti, kai už 5 minučių jau bus 5 ir bus galima garsiai groti. Dar galvoju šiandien, kad būtų įdomiau, pabandysiu pagroti per šitą tokį pagalbinį pedalbardą. Labai norėčiau kaip nors tą spiruoklinį reverbą, nežinau, ar pamodifikuoti, ar ką nors, kad jisai nekauktų nuo vibracijų ir naudoti šiaip tipo ir per konsus ir pagrindiniam bardė. Bet kol kas nežinau, kaip tai būtų galima padaryti. Berepetuojant kažkaip kilo tokia mintis pabandyti visą dainą sulėtinti ir man rodos, kad dėl to jinai kažkaip tapo biškį mažiau cheesy, kas gal ir visai gerai. Ir dar taip dėl pramogos pabandžiau vieną variantą, kur per visą dainą tempas po truputį mažėja, kas šiaip taip tarsi būtų atvirkščiai negu sveikas protas sakytų, nes reikia kažkaip neprarasti energijos, o kaip tik ją auginti. Tai taip ir buvo. Tada pabandžiau kitą variantą, kur labai po truputį greitėja tempas ir man rodos, kad taip geriau. Ir to tarsi ir nebūtina taip daryti, bet gana nesunku tai nustatyti sekvenceryje. Ir galvoju, kad gal tai šiek tiek kompensuotų tą tokį nerangumą ir šaltumą, kuris atsiranda dėl būgnų mašinas, kai nėra tikrų būgnų. Tai tokios mintis ir atradimai šiandien. Aš šiaip tas spiruoklinis reverbas labai maloniai skamba ir labai būtų fainai kažkaip galėt naudoti ir gyvai. Šiandien susitarėm, kad vakarą dar užleisiu studiją Gretai, bet dar turiu truputį laiko, tai pabandysiu nušlifuoti šitą visą špaklių. Nežinau, gal yra ir koks nors geresnis būdas kažkaip sulyginti tą medžio faktūrą prieš dažant. Gal kokie būna specialūs gruntai. Šiaip ir praeitą kartą ir naudojau gruntą realiai jau po špakliaus. Žodžiu, bet kol kas yra kaip yra, naudoju ką turiu. Dar taip pat svajoju, kad būtų koks nors būdas, kaip jį nušlifuoti, nesukeliant debesies dulkių. Nežinau, irgi neradau kol kas būdo. Dulkių situacija gal ir nebuvo tokia tragiška, kaip įsivaizdavau, bet nebuvo ir labai gera. Šiaip nušlifavau, aš gal okei, čia dar yra toks biški kažkoks įskilimas, gal būtų gerai irgi dar užpakliuoti. O šiaip būtų galima jau kaip ir kokį sluoksnį uždažyti, bet kaip sakiau, dar ateis Greta, tai nenoriu prileisti visos studijos acetono kvapą, tai matyt reiks pabandyti kitą dieną. Nenoriu užsisėdėti per daug prie vienos dainos, tai šiandien pabandysiu gal biškį padžiaminti tokią naują. Ne tai, kad nauja jau seniai ten sugalvotas tas riffas, bet tiesiog kitą irgi pavystyti truputėlį.
Praeitą dainą kažkaip išėjo tokia gana standartiška lietuviška Cold Wave pavyzdys. Su šito norėčiau išgauti ką nors tokio laisvesnio ir netokio atsargaus. Tai net džiamindamas išsijungiau šviesą ir įsijungiau strobą. Bet nežinau, reikia dar truputį padirbėti prie struktūros, susivesti į samplerį daugiau skirtingų kvadratų. Tada bus galima kažką gal daugiau padžiaminti. Bet vis tiek kažką pabandžiau, kilo dar tokių biški idėjų, kokie galėtų atsirasti biški netikėti posakiai šitoj dainoj, bet nežinau, ar tai pavyks įgyvendinti. Bet žiūrėsim. Už savaitės jau bus koncertas su Thinly Veiled, Skiliai. Tai šiandien vėl skirsiu matyti dieną biškai pasikartoti dainas ir pasipraktikuoti ten dainavimą ir panašiai. Vakar pradėjau dažyti gitarą, šiandien laikas turbūt užpurkš dar vieną sluoksnį, o po to nežinau ar iš karto lakuot, ar pabandyti nušveist su šlapiu švitriniu, tada užpurkš dar vieną baltos sluoksnį ir tada lakuot. Matau, kad jau pridariau nubėgimų, tai matyt tikrai reikės pašlifuoti prieš lakuojant. O šiaip sunkiai dažosi baltai, taip matyt visada, kai šviesi spalva, tai sunkiau kažkaip dengia ir tada visokie tamsesni dryžiai lenda iš apačios, tai dar reikės 1-2 sluoksnių tikrai. O šiaip kitą savaitę, matyt, pagrindė ruošiasi koncertui, tai gali būti, kad gal ir nedarysiu vlogo, gal jeigu ką nors darysiu su gitara, tai nufilmuosiu timelapsus, o paskui įdėsiu į kitos savaitės vlogą. Ir šiaip kartais gerai kažkaip, kartais nesinori kažkaip viską fiksuoti, ką darai ir tiesiog ramiai susitelkti į reikalus.